Tai treneriai visų pirma sveikinu su pergale ir galbūt galėtumėte apibendrinti visas varžybas. Sunkios rungtynės, turbūt visi matė, kad tikrai sunkios, nesam dar puikių kondicijų, kokių norėtume matyti. Šiek tiek vėluojam pasiruošime, bet po truputį, sakoma, įgaunam tas kondicijas. Šaunu, kad vyrai nenuleido rankų ir kovojo iki galo ir pasiekė pirmą lauktą pergalę. Taip jau laukiam tikrai ir malonu, kad jinai namie buvo nemažai sirgalių. Ačiū sirgaliam, kad atėjo, tiki mus, serga už mus. Tai labai malonu. Ir kaip padėsite 3 taškai kituose mačuose, kaip įkvėps galbūt komandą ir kaip toliau pakelti tą komandos žaidimo lygį? Tai turbūt kiekvieno pergalė pakelia iškart komandos dvasią. Nes jeigu vien pralošinėjai, tai kartais ir gali gerai žaisti ir pralošinėti, tai tas gal dvasia krenta, bet kiekviena pergalė duoda įgyti pasitikėjimo komandai ir aš manau, po truputį, kai sakoma, kopsim į tą viršūnę ir pasieksim, kai sakoma, tų gerų kondicijų ir gerų rezultatų ateityje. Šį sezoną prie Energijos prisijungia tokios pavardės kaip Tadas Komeliauskas ir Povilas Verenis. Ir turbūt šiandien pamatėm iš tikrųjų, kokį potencialą jie turi. Ar manot, kad ateityje šitas duetas gali atnešti daugiau pergalių? Čia pasijungia pas mus ne pavardės, o žaidėjai, taip iš kurių mes tikimės. Turbūt gal labiau rezultatyvesnio iš šių žaidimo tikimės ateityje, dėl ko mums ir trūko gal praeitą sezoną. Mes, sakyčiau, žaidėm neblogai, bet mums trūkdavo realizacijos. Dabar matom, kad šitie žaidėjai gali mušti įvartį ir padėti komandai. Ačiū. Ačiū.